Paroda Knyga dviems skirta knygrišystės temai. Parodoje dalyvauja Šiaulių universiteto menų fakulteto ir Kauno kolegijos Vienožinskio menų fakulteto studentai. Tai jau antroji Vilnietės menotyrininkės Rūtos Taukinaitytės Narbutienės kuruojama studentų paroda Knygrišystės tema. Pirmais metais pirmoje parodoje buvo negyva knyga, dabar yra Knyga dviems. Tokia, kaip pasakyti, konceptualia kryptimi kreipiama, dėl to darbai yra tokie netradiciniai, labai įvairūs, ir dideli, ir įdomus. Pirminis sumanymas buvo akcentuoti daugiau apskritai įrišimą, kaip amatą, kaip technologiją, pagal kurią knyga tampa knyga, sakykime, surišti, sukabinti lapai tampa knyga. Tačiau vėliau šiek tiek savoka prasiplėtė, iš įrišimas dviems pasidarė Knyga dviems. Tai apskritai tema buvo, kad sukurti knygą kažkokią neįprastą, kaip visiškai naują objektą, kuris galbūt atskleistų naujus, neįprastus bendravimo būdus dviem žmonėm, kad paskatintų naujas supratimo formas, naujas komunikavimo formas. Parodoje dalyvauja 50 autorių, tarp jų 5 Šiaulių universiteto pirmo kurso magistrantės, studijuojančios dailę su odos technologijų specializacija. Turime iš esmės ne vieną studijų programą, kurioje yra studijuojama odos meno dalykai. Tai yra grafinės ir taikomosios technologijos, taikomoji dailė ir verslas ir dailės oda. Dailės magistrantūra, specializacija oda. Tai čia pagrindiniai tie didžiausi darbai ir yra šitos magistrantūros studijų, studenčių, neseni, sakykime, rudens semestro darbai. Šiaip toje studijų programoje yra rengiami odos gaminių dizaineriai, tai gana jų studijos yra gana griežtokos, nes reikia dizainerio darbas ir dizaino pats kūrybinis procesas yra paremtas ir matematiniais dėsniais, ir atitinkamais ergonomikos, spalvininkystės, antropometrijos reikalavimais. Tai vadinasi, šitie dalykai ir varžo žmogų, bet iš esmės kūrinius padaro pritaikomos naudojimui. Tai va, su tokiais dėsniais turime laikytis. Bet vis dėlto yra vietos ir kūrybai, ne tik. Kūryba atsiranda per formų, spalvų derinius, naujus atradimus, sakykime, netikėtą mintį, netikėtą faktūrą, netikėtą technologiją. Čia kūryba, kaip sakant, koncepcija labai daug turi. Norėčiau pasakyti tokią mintį, mano bent gilių įsitikinimų, idėja tai yra meno kūrinio gyvybė. Idėjos nėra, jis gali būti didžiulis, jis bus šaltas ir negyvas. Pats lemiamasis daiktas, kuris, taip sakant, ar sugeba įpūsti kūrėjas gyvybę savo kūriniui. Menų fakultete dėstanti odininkė Dalia Marija Šaulauskaitė pripažįsta, kad pasiruošti parodai tokia tema reikėtų daugiau laiko, bet ji džiaugiasi per pusmetį sukurtais savo auklėtinių darbais. Magistrantės mane visada džiugina, todėl kad magistrantės jos dirba daugiau motyvuotai. Ir pačioje pradžioje paskelbus temą, jos buvo pasirengusios daryti gal ir įvairesnių darbų, gal turėjo kiekviena turėjo po begalę kažkokių koncepcijų, o tada visas tas darbas iš tiesų su magistrantėm vyko tokiu demokratišku būdu, mes kaip japonės sėdėjom aplink didelį stalą. Ir tai, kuri jau iš tikrųjų ten po vieno kito mūsų susitikimo išgeneruodavo kažkokią tai įdomią temą, mes visos plojom, visas tas procesas iš tikrųjų vyko kolegialiai ir tuo pačiu individualiai. Ir visi šitie darbai magistrančių, tai yra galbūt tik tai pradžia tų didelių temų, gražių temų, kurias jos pasirinko, todėl kad praktiškai ten per tą pusmetį gebėjom padaryti tik tai kažkokius tai
kertinius tos temos pateikimo momentus, o toliau jau ten jau jos norėjo daryti ir su garsu, ir su video, ir su ten apšvietimais, ir su skaitimais, ten fluidavo tų idėjų, žinokit, tiek, kad čia aš, pavyzdžiui, tuos darbus matau kitaip negu jūs, nes aš žinau, kad, prie šito dar turėjo būti ir tas, ir tas, ir tas, ir tas, dar jos ten darys gal kada gyvenime. Tos idėjos turbūt kada nors vis tik realizuosis. Aš galvoju, jos iš tikrųjų, tai pasigilinus, kiekviena labai savita, tema įdomi ir, galbūt iki, kaip pasakyti, tos aukščiausios kertelės raiškos, kaip menininko stiprios raiškos, galbūt ne viena iš jų nepasiekė tos tokios, bet užuominą aš matau, aš patenkinta jų, kaip sakyti, santykių į darbą, jos džiaugiasi, jos dirbo, jos padarė, aš manau, tą, ką jos galėjo per tą pusmetį padaryti. Jolanta Povilaitienė, iki šiol kūrusi funkcionalius odos darbus, dalyvavimą parodoje vaidina iššūkiu. Mano darbo idėja buvo tai, kad susipažinti su mūsų knygos, su rašto ištakomis ir pažvelgti į šiuolaikinę, į konceptualią knygrišybą. Ta prasme, paimti pačią pradžią ir dabartį, būtent parodyti, kaip maždaug atrodė to rašto ištakos pačioje pradžioje. Tai būtent Pietų Amerikoje indėnų naudotas tas kipų raštas, mazgaraštis, kai kiekvienas mazgas, jo dydis, užmezgimo tipas, virvutės spalva turėjo savo reikšmės ir būdavo tiesiog virvė su daugybė tų virvelių ir tiesiog didžiausi pundai, kuriuose būdavo užfiksuojama informacija ir kurių įskaityti mums pažiūrėjus atrodytų ten neįmanoma būtų iš tikrųjų. Monikai Lapinskaitei darbo idėja kilo žiūrint televiziją. Darbo pavadinimas yra mano kelias iš A į B ir tiesiog buvo temos idėja knyga dviems, kurti knygą. Tai tiesiog sugalvojau pavaizduoti mašiną ir tai yra mano kelias, iš kurio aš kasdien važinėju ir dažniausiai keliauju iš vieno taško į kitą tašką ir dažnai labai važiuoju pas savo draugą, kuris yra Anglijai, tai taip ir pavaizdau tą savo knygą. Taip aš įsivaizduoju, kad tai ir yra knyga dviem, taip aš skaitau. Ten visi šitie simboliukai reiškia ten keliavimą visą kaip raidės, o miestai, kur